Šiame video kalbėsiu apie 13 energiją. 13 arkanas Taro yra mirtis, bet neišsigąskit šito pavadinimu. Iš tikrųjų, čia tik tai žmonės turi tokią baimę šitam arkanui. Iš tikrųjų, niekas nėra sunaikinama. Jeigu giliai į tą pasižiūrėti, apskritai galima pasakyti, kad mirties nėra, tiesiog yra perėjimas iš vienos būsenos į kitą būseną, iš fizinės būsenos į kažkokią subtilesnę būseną. Tiesiog viskas pasikeičia, būtybės keičiasi. Mes turim tiesiog paklūsti kažkokiai amžinai tvarkai, viskas yra amžina. Tik tai toks pavadinimas mums sukelia neigiamus jausmus, nes žmonės nepriima tokių dalykų, kai artimi žmonės palieka šitą pasaulį, bet jie neišnyksta. Iš tikrųjų reikia turėti omeny, kad tiesiog yra tam tikras sielos perėjimas į kitą lygį. Šitas skaičius gali būti matricai irgi bet kurioje pozicijoje. Ir kaip ir visą laiką akcentuoju, vertikalioji linija, jinai duoda tokius svarbesnius taškus. Aišku, ir pinigų zonoje irgi tai bus svarbus ženklas, kur blokuojama yra finansinė seksualinė energija. Pašaukime, žodžiu, vis tiek bet kuriuo atveju susidursite, kas turi 13 skaičių, bet kurioje zonoje, net ir kažkokiam mažam rutuliukė, vis tiek jūs pajausite tą kažkokį bruožą tos energijos. Jeigu kas nepaskaičiavo matricas, tai galima padaryti, o kalkuliatorių aš visą laiką pateikiu matricas apačioje ir apie patį arkaną dabar pakalbėsiu. Tai yra toks Uranas, Rahu dar vadinama užduotis, Saturnas kai kuriuose namuose, kur duoda labai stiprių ir staigių pokyčių. Kažkur rodo nušvitimą, tai yra, kai visiškai yra pakeičiamos programos žmogaus, atsisakoma kažko seno, pereinama į naują, visiškai naujas etapas gali vykti, pastoviai kažkas keisti gyvenime. Ir 13 tam tikrame etape jūsų gyvenime gali duoti labai stiprių transformacijų, labai stiprių pokyčių, nušvietimą gali parodyti, kažkokį perėjimą. Mirti tai reiškia atgyti. Tai nereiškia, kad išnykti visiems laikam. Ne, tai reiškia atgyti. Ir jeigu pamatysite, panagrinėsite paveiksliuką, tai ten yra kaip tik toks laimėjimas, įsiveržimas į kažką naujo, perėjimas į kitą etapą. Tai čia reikia šitaip interpretuoti. Viskas iš naujo tarsi. Ir tai yra labai stipri jėga tiek dvasiniam tobulėjimui, tiek kažkokiai revoliucijai, versle, kažkur savo asmenybėje, kažkoks perversmas galėtų būti čia pliuse. Aš viską vardinu kol kas pliuse, ką jinai duoda. Žmogus gali vienu savo sprendimu pakeisti visą gyvenimą labai laisvai, be jokių baimių, kažkur išvažiuoti, pakeisti savo valstybę, miestą, kuriam gyvena, pakeisti visiškai darbą, nuo A iki Z, pakeisti visus savo įpročius, labai staigiai nieko nebijant. Iš tikrųjų, išsipakavus gali būti mediumo dovana, kadangi jeigu giliai dvasiškai nagrinėti šitą energiją, jinai leidžia, jinai neturi ribos tarp mirusiųjų ir gyvų pasaulio, ir jai tarsi jinai neturi ir tame tokiame subtilėjame lygyje irgi tos ribos neturi ir gali ateiti arba sapnuose mirusieji, tiesiog sielos, kur galbūt
iš jų galima kažką paklausti arba jiem kažką padėti, galbūt net ir darbas gali būti ateityje, kai išsipakuoja energija visiškai, tai gali būti irgi susijęs su kažkokiam vidiniam transformacijom, būtent su ekstrasensorika, su pagalba žmonėms pereiti iš žemų tokių mirties energijų į gyvybinės, tokias šviesias energijas, nes tai irgi parodo tamsą ir šviesą. Tamsa tai yra tokia nežinomybė, ten, kur mes nematom, nežinom, ir šviesa tai yra mūsų tokia sąmonė iš pasąmonės į sąmonę, ne, toks perėjimas. Kai mes legalizuojam tai, kas yra pasąmonė, į šviesą. Tai jeigu dvasiškai jau žmogus eina gilių dvasinių kelių, gal kur atsivėrė ekstrasensoriniai sugebėjimai, tai būtent bus apie tai. Žmogus visiškai neturi baimių pliuse. Absoliučiai jisai supranta, kaip kas vyksta, net ir mirties visiškai jisai nebijo. Ši energija padeda pamilti gyvenimą, nes iš tikrųjų matricoje, kai yra, matricoje mes turim minusus, minusinės išbalansuotas energijas. Tai tikimybė yra, kad arba pats žmogus, arba jo giminėje, ar vienoje, arba kitoje buvo atsisakyta gyvenimo, arba žmogus galėjo pats atsisakyti, galbūt suicidas, galbūt galėjo nužudyti žmogų, būti susijęs su žmogžudystėm, su savęs nepriėmimu totaliai, kai jisai savo sako, kad aš nevertas net gyventi. Antiek yra sunkioji energija, kai žmogus atsisako savo kažkokių pamokų ir va, tas pasąmonė ir lieka, ir žmogus minuse, jisai gali jausti tokį sunkumą, tokį tarsi noras išnykti, noras dingti, net ir įkyrios mintis apie savižudybę gali būti, toks nenoras gyventi, gali būti, kad jausmas, kad ištraukia kažkas visas gyvybinės energijas, kad nėra jėgų gyventi, nenoras gyventi, minuse, va tas gali pasireikšti, jinai duoda tokių labai sunkių būsenų, jinai rodo, kad yra sunkioji ta energija kažkur giminėje ir žmogus atėjo ją subalansuoti, jai atnešti gyvybės ir parodyti, kad gyvenimas yra gražus, kad gyvenimas turi kažkokią prasme, kad su sunkumais, su kuriais mes susidurėme, jie turi kažkokią prasme ir tiesiog reikia pažvelgti truputėlį kitaip, nes va čia bus tame išbalansavimas. Reikia suprasti, kad niekas nėra sunaikinama, tiesiog viskas pasikeičia, vyksta transformacijas, žmogus turi be galo stiprią jėgą. Be galo stiprią jėgą ir reikėtų turėti omeny, kad jeigu jinai minuse, tai jinai irgi galėtų pridaryti žalos. Tai vat dėl to svarbu ją subalansuoti. Ta stiprioji jėga gali leisti žmogui, turi galimybę jisai veikti, padaryti kelis projektus vienu metu, gali net ir valdymo turi tokias galimybės ir tokius poreikį, net yra poreikis čia valdyti ir noras, ir galimybė, ir būti tokių stiprių ir vadovų gali būti. Šiaip pliusė yra pagalba žmonėms ir visuomeniai greunant kažką seną, pasenusi, sugebėjimas paleisti kažkokias senas situacijas, paleisti senas programas, viską išardyti, kas jau atgyveno ir naujai pastatyti nuo nulio kažką super inovatyvaus, be jokių baimių. Va čia yra mokėjimas rizikuoti, tai ir pasitikėti. Pliuse labai svarbu pasitikėti, kai yra jausmas, kad čia jau reikia viską griauti seną ir aš galiu jau kažką naujo kurti. Ir tiesiog reikia tam žmogui pasitikėti. Šiaip minuse
čia atsiranda nepasitikėjimas ir va tas noras kažką keisti, įgriauti, jisai gali būti įkyrus labai ir tas žmogus gali versti kitus, transformuotis, keistis, būti kitokiais, versti, daryti kažkaip kitaip, kaip jisai moka. Jeigu jisai turi iš stiprybių, ta energija yra didelėse taškuose, tai tokie stipriose zonose, tai be abejo jo aplinkoje žmonės nori ar nenori keičiasi, iš tikrųjų prieš savo valią jie turi pasikeisti, nes jam to reikia. Tokio stiprumo tanką turi viduje, gali būti bejausmis kitiems žmonėms, man reikia ir aš darau, tokia valdžia, kontrolė didžiulė ir labai gali spausti kitus. Vienas iš minusų toks gali būti, gali stipriai įtakoti ne tik tai savo kažkokį tokį siaurą ratą žmonių, bet ir šiaip žmonių tautos net gali būti va toks virtimas pasikeisti. Pliusė tai yra didžiulis revoliucionierius, tai yra žmonės, kurie kažką pakeičia, kažkokią sugriauna sistemą į gerą, nes čia reikia padaryti į gerą, bet minuse jis sugriaus tiesiog dėl savo poreikio griauti ir valdyti ir kontroliuoti. Jisai bijo prarasti valdžią ir statusą, ten tiesiog begalinė baimė viduje prarasti savo tą valdžią, nes jam reikia kontroliuoti, nedaug dievė, kad jisai nesukontroliuos ar kažko nežinos, tai jam ta nežinomybė jam yra baisiau už viską. Tiesiog reikia išmokti pasitikėti gyvenimu, nes gyvenimas pats viską sureguliuoja, pats patvarko, parodo, kada ir kur reikia keisti, tiesiog pasitikėti ir daryti laiku, ne per prievartą kitų žmonių, bet tik tai, kai yra nauda visiems. Kadangi yra tokios stiprios energijos, kartais jinai gali būti visiškame minuse, kai žmogus tiesiog toks bailiukas, bijo gyventi, nežino, kam jisai čia gyvena, kam jam to reikia, to gyvenimo, nuolatinė baimė kažką padaryti, užsikabina už senų, dirba vienoje vietoje pastoviai, bijo kažką paleisti, bijo paleisti žmonės, be galo bijo mirties, kad kažkas mirs, kažkas susirgs. Vat yra tokia didžiulė baimė, kuri verčia žmogų tiesiog užsikabinti ir būti kažkokioj tokioj sustinktoj būsenoj. Kai yra va ta pliusinis toks pasireiškimas, kai žmogus varo ir bando kitus kontroliuoti, jisai gali ir pats susidurti su priešprieša, su grubumu, su draudimais, nes jisai turi pamatyti, kas jo viduje yra ir pastoviai jam reikia kažką pramušti, kažką įrodyti ir kažką atlaikyti. Bet kuriuo atveju ir vienu ir kito atveju žmogus bijo pasąmoningai mirties, yra mirties baimė, išnykimo baimė, neatleidimas savo, toks jausmas, kad aš nevertas gyventi, gali būti, ar aš ant tiek kaltas, kad neturiu teisės net gyventi, gali būti toks dalykas, gali atsirasti neapykanta žmonėms, nes kai žmogus pyksta ant savęs, kai savo neatleidžia, tai jisai vis pamatys tą išorėje. Neapykanta žmonėms gali būti sunkios būsenos, iš tikrųjų mirtis minuse duoda labai tokių sunkių būsenų, nes mirties baimė jinai pati iš savęs yra pats toks didžiausias trigeris ir visi žmonės labai sunkiai tą išgyvena ir dėl to būsenos tikrai. Bet jeigu tą turi žmogus, reiškia, kažkas buvo, reikia suvokti, kad kažkas
gyvenime, ar jo gyvenimuose, ankstesniuose arba giminėje buvo tiesiog susidurta su ta mirtimi, su gyvenimo nepriėmimu arba kito žmogaus arba savęs, abortai, žmogžudystės, va tas dalykas galėjo tiesiog ir dabar tą reikia subalansuoti, priimti, taip, pas mane galėjo būti toks dalykas, giminėse, ir tiesiog reikia tą priimti ir bandyti tą nukreipti kitaip, nukreipti į gerą. Ir pamilti tą gyvenimą, pradėti džiaugtis gyvenimu, pamatyti, koks jis yra gražus, kažką atnešti šitam pasauliui, nes tie žmonės turi būtent galimybės kažką sukurti inovatyvaus. Ir kaip ir minėjau, minuse gali užsilaikyti arba negali paleisti kažkokio žmogaus, arba negali paleisti kažkokios situacijos, niekaip atleisti savo praeityje kažkokio įvykio, niekaip negali paleisti, jam visą laiką trigerina, visą laiką atsimena ir taip pat gali nepaleisti žmonių ten mirties nepripažįsta, kad žmogus turėjo išeiti, palikti šitą pasaulį, jisai tiesiog turėjo trumpesnį laiko tarpą ir jo misija buvo tokia, jisai niekaip su to negali susitaikyti. Gali būti tiesiog užsistovėjimas vienoj vietoj, nenoras keisti kažką, baimė kažką pakeisti, nes jam bus pokyčiai, tai yra mirtis, jam jausmas, kad jisai gali išnykti, be galo didelę baimė kažką keisti. Tai yra, gali būti žmonės bejausmiai, kurie visiškai nieko nebijo, atrodo, kad nebijo mirties, nei visiškai nieko nebijo. Jie gali būti tokie ekstremalai ir iš tikrųjų ir 13-ukai dažniausiai yra tie ekstremalai, kurie ten visiškai nejaučia nei greičio, nei kažkokios mirties baimės, nei aukštumos baimės, lipa, kaskadininkai, kuriem nuolat reikalingas ekstremas, jie nuolat būna tarp mirties ir gyvenimo ir jiem reikia tą realizuoti, tą būtent jausmą, tokį tą adrenaliną pastoviai pajausti. Čia irgi iš tokių dalykų ir tokie žmonės irgi gali būti tiesiogiai susijęs su mirtimi, gali būti gelbėtojai, greitos pagalbos darbuotojai, kurie padeda iš mirties į gyvenimą grąžinti žmogų. Jeigu dvasiškai, tai iš tamsių sunkių būsenų grąžinti į gyvenimą, parodyti, koks gyvenimas yra gražus. Tai irgi gali būti realizuojama per tai, arba ten žmogus, jeigu kažkokiam versle, įmonėje darbuotojas, tai jisai gali būti tiesiog drąsus, mokantis rizikuoti, mokantis kažką sukurti inovatyvaus, tokio transformuoti ir toks revoliucionierius darbe. Ir svarbiausia, minuse nepasiduoti pagundam per jėgą nedaryti pokyčius, nes čia jo yra toks poreikis vidinis, nes pakankamai daug agresijos gali būti, jeigu kiti nepaklūsta, tai vis tiek jiem reikia už plaukų paimti ir padaryti taip, kaip jisai nori. Ir gali ieškoti pasąmoningai, gali ieškoti priešininko silpnybių, kad išreikšti savo pranašumą prieš jį, nes jisai turi parodyti, jis galingas. Įsivaizduokit, mirtis ateina, kaip jinai atrodo. Jinai turi sukelti baimę, turi pasirodyti pranašesnė už žmogų, kad jisai išsigastų. Tai vat tame yra šio arkano stiprybės ir silpnybės. Jeigu jaučiate, kad pas jūs kažkaip kitaip ir dar kitaip atsiveria, labai man įdomu sužinoti. Šitą arkaną aš irgi turiu.
ir pajutau ir labai įdomiai man atsiveria jisai ir aš jį turiu būtent piniginėme kanale. Tai manau, kad pasipildys dar ta informacija, kai jisai pilnai atsivers ir galėsiu kažką papildyti, bet jūs irgi galite komentuoti, kažką savo pasakyti, kaip jį jaučiate. Ačiū, kad klausėte.